Sveiki, šiandien trumpai pasidalinsiu džiugia Canva naujiena, kuri buvo pristatyta visai neseniai, kad nuo šiol mes galime viename dizaine kurti daug dizainų. Įsivaizduokime, kad mes pradedame kurti socialiniams tinklams, tai aš, pavyzdžiui, pasirenku dydį, tai gal bus Facebooko įrašas gulšės ir vėliau aš sugalvoju, kad man reikia kokio storio, tai aš galiu spausti štai čia tokią rodiklę ir galiu pasirinkti, pavyzdžiui, socialiniai tinklai ir tegul bus, ar ne, Instagramo istorija ir matome jau dydis visai kitas, arba aš galiu greitai įeiti ir pradėti kurti skaičiuoklę ir viename dokumente mes galime turėti ir vaizdo įrašus, ir prezentacijas, ir storius, ir pateiktis, ir visus kitus dizainus. Tai iš tiesų yra gera naujiena, mums nebereikia kažkokių atskirų darbų, viskas gali būti viename, tai tikrai puikia žinia. Tai sėkmingo jums darbo, tikiuosi, kad ši naujiena ir jūs nudžiugina, kad jūs galite nuo šiol kurti įvairius dizainus viename dizaine, o jeigu norite išmokti dirbti su Canva, žinoma, galite apsilankyti Coursera LT puslapyje, kur aš esu įrašiusi įvairiausius Canva mokymus, arba galite sekti naujienas Facebooko puslapyje Canva mokymai, kur taip pat aš paskelbiu apie artimiausius Canva mokymus, kurie vyks nuotoliniu būdu. Tad lengvo jums dizaino su Canva ir iki kitų kartų.